Štai, sveiki draugai, parodysiu, kaip reikia užpildyti šitą pareiškimą, kaip čia jį pavadinti, formą, kad įsives pinigus. Štai, aš šiandien išvesiu pagal marketingą, aš jau viską pasidalinau socialiniuose tinkluose, 3, padariau video ir dabar darau video, kaip jums parodyti, kaip užpildyti šią formą. Būtinai reikia įsivesti šitus pinigus. Ir taip, aš spaudžiu šitą knopkę ir čia galima įsirinkti, jeigu nori referalinius, tai galima referalinius, štai suma pasikeičia, bet aš noriu dabar įsivesti pagal marketingą sumą ir iš karto atsistoja marketingo suma. Aš įdedu čianai į šitą eilutę iš YouTube'ės linką, taip pat dabar įdėsiu skrinus iš visų 3 socialinių tinklų. Taip. Štai Twitterio. Toliau įdėsiu Facebook'o. Toliau 3 skrynas Вконтакте. Toliau eina iš saito Дружная семья, iš Voronkės. Taip, kur ta Voronkė, va štai skrynas. Toliau einu iš aktyvnas skyrelio, štai va šitas. Nesusimaišyti labai reikia, nes čia viskas surašyta ir taip tiksliai reikia. Ir chat. Iš mūsų tinklapio chato. Viskas pasitikrinam, kad nesusimaišyčiau. Taip, viskas sudėjau. Nepasikartoja nieks ir spaudžiu knopkę, kad patikrinimui. Ir štai parodysiu, kaip atrodo. Sudėti visi, nes čia taip įdomiai matosi. Viskas kaip ant delno. Vot štai. Vot štai, visi mano skrinai ir apsinulino, kur buvo pagal marketingą pinigai, iš karto viskas nuliai, nes jau pinigai nuėjo į rezervą, kol tikrins mano va šitą formos apiforminimą, užpildymą. Ir štai vat parodyta, kad suma, ta, kurią aš norėjau išvesti, yra. Ir mano YouTube'ės linkas va šitas. Ir visi skrinai netgi galim va paspausti. Ir iš karto pamatom, kad jau šitaip skrinai netgi galim patikrinti visus. Ir aš čia galiu, jeigu aš pamačiau, kad aš kažkokią klaidą padariau, aš galiu, va čia yra knopkė, kad aš galiu paspausti, ją iš naujo pasidaryti, atsakyti ją ir iš naujo. Atšaukti ir iš naujo padaryti kažką, kur klaida buvo. Ir įdėti. Ir štai viskas, ką mes matome, lauksim atsakymo. Ir štai svarbiausia, kad dingsta visi taimeriai. Jeigu pasižiūrėt prihod po marketingų šitą knopkę, štai ten buvo visi taimeriai įsijungę ant kiekvienos sumos atskirai. Ir dabar ant kiekvienos atskirai. Ir ten buvo viena suma anksčiau gauni, kita vėliau. Ir visur buvo taimeriai įsijungę. Ir kai aš išvedimą dariau, dabar pildžiau šitą formą išsivedimai pinigų, visose vietose, kuriuose buvo taimeriai, jie dingo, kadangi suma įsiveda visa bendrai. Ne ant kiekvienos, bet visa bendrai. Tai va, štai kaip įdomu. Ačiū uždėmesi, iki sekančio karto. Galvoju, kad prisijungsit, nes tikrai įdomus projektas.